Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Sek mane. Išėjęs Jėzus pastebėjo muitininką vardu Levį, sėdintį muitinėje ir jam tarė: Sek paskui mane. Tasai viską palikęs atsikėlė ir sekė paskui jį. Luko 5 skyrius 27-28 eilutės. Iš Romos valdininkų Palestinoje labiausiai nekenčiami buvo muitininkai. Faktas, kad mokesčius rinko svetima valdžia, nuolat juos erzino, nes priminė, kad jų nepriklausomybė buvo prarasta, o muitininkai buvo savanaudiški plėšikai, turtėjantis gyventojų sąskaita. Žydas, kuris priimdavo šias pareigas iš romėnų, buvo laikomas savo tautos garbės išdavėju. Jis būdavo niekinamas kaip atpuolėlis ir priskiriamas niekingiausiai žmonių klasiai. Šiems žmonėms priklausė Levis Matas, kuris po šaukimo 4 mokinių prie Genezareto tapo sekančių pašauktų Kristaus tarnystei. Fariziejai teisė Matą pagal jo darbą, bet Jėzus šiame žmoguje matė širdį, pasiruošusią priimti tiesą. Matas klausėsi gelbėtojo žodžių ir kai Dievo dvasia atskleidė jo nuodėmingumą, jis labai norėjo prašyti Kristaus pagalbos. Bet manė, kad didysis mokytojas jo nepastebės, nes jis buvo pripratęs prie rabinų išskirtinumo. Vieną dieną, sėdėdamas savo tarnybos stoginėje, muitininkas pamatė prieinantį Jėzų. Kaip nustebo Matas, kai išgirdo tarimus jam žodžius: Sek paskui mane. Matas viską palikęs atsikėlė ir sekė paskui jį. Jis nei sviravo, nei klausinėjo, nei galvojo apie tai, kad pelningą verslą jis iškeičia į vargą ir neturtą. Matui užteko to, kad bus su Jėzumi, klausysis jo žodžių ir įsijungs į jo veiklą. Ta patį išmėginimą patyrė ir turtingas Matas ir neturtėliai Andriejus su Petru. Sėkmės momentu, kai tinklai buvo pilni žuvų ir senojo gyvenimo trauka buvo stipriausia, Jėzus prie ežero paprašė mokinius viską palikti dėl Evangelijos. Taip kiekvienas žmogus yra išbandomas, kuris jo troškimas siekti laikinos gerovės ar Kristaus draugystės yra stipresnis. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.